įrašinėju jums įrašą apie spalvas. Čia gal geriau girdėsis, prie jūros labai bangų mūša, trukdo garsui. Toliau juoda spalva. Žinot, juoda spalva tai yra skydas. Skydas, kuri neįleidžia energijos. Ji yra mėgstama karjerų spalva skaitosi. Ir tas skydas, kuris neįleidžia užblokuoti žmogaus kitų nuomonei, paveikti kitų nuomonę, sutrikdyti kažką tai savo. Teisėjai už tai naudoja tą juodą rūbą. Verslo visi žmonės turintys labai didelius verslus, žinot, ir valdantys milijardinį turtą mėgsta naudoti šitą spalvą dėl to, kad jinai juos izoliuoja, kad jie negautų ir konkurentų, ir kitų poveikio, negatyvo, nužiūrėjimo, nuo visko juoda spalva padės. Bet ištisai naudoti juodą spalvą nepatarčiau. Taip, tai jinai ezoterinė, paslaptinga. Ir jinai lyg juodoji skylė sugerianti, vampyruojanti iš kitų žmonių energiją. Jinai užkrauna žmogų bet jinai izoliuoja nuo kitų spalvų. Žmogus tampa toksai ir kartu izoliuotas. Yra kultinė metodika, kurią naudoja ten biznieriai visi, tą juodą spalvą, juodas mašinas ir juodus rūbus. Žinot, neleidžia įeiti jų psichiką tų šviesių gerų spalvų. Jie tampa žiaurūs, bejausmiai, beširdžiai, egoistai, diktatoriai ir žinot, kokie kitokie. Tai nieko gero. Tikriausiai nenorėtumėte tapti tokie bejausmiai, nemokantys džiaugtis niekuo. Galbūt tik tai kalimas tų resursų, pinigų, tų turtų. Žinot, jie tampa tokie energetiniai vampyrai, kad nenorėtumėte jais tikrai tapti. Ir tai siurblys, tai pavojingas, užgęsta dvasinė šviesa pas žmogų.